Sirijos naujasis prezidentas dabar atvirai sako, kad Damaskas nori saugumo susitarimo su Izraeliu ir kad tai galėtų galiausiai atvesti prie platesnės taikos. Interviu su Al Jazeera. Ahmadas Al-Shara sako, kad Sirija nesiekia dar vieno susidūrimo, bet jis taip pat nubrėžia aiškę ribą. Damaskas neatsisakys savo pretenzijų į Golano aukštumas. Daugiau aptarti dabar prisijungė Omaras Al-Mukhtaras, Sirijos žurnalistas ir kino kūrėjas. Omarai, pirmiausia, dėkojame, kad šiandien esate su mumis čia į 24 News. Kaip tai teoriškai veiktų? Izraelis užėmė Golaną 1967 metais. JAV pripažįsta Izraelio suverenitetą šioje teritorijoje nuo pat Trumpo pirmosios kadencijos pradžios. Kaip šios dėrybos gali judėti į priekį, jei Sirija teigia, kad Golano aukštumos nėra dėrybų objektas, o Izraelis laiko šią teritoriją nuolatinę Izraelio dalimi? Na, ačiū, kad vėl pakvietėte mane. Iš tiesų, taip, prezidentas Ahmad Al-Shara nuo pat pirmosios savo atvykimo į Damaską dienos aiškiai pasakė, kad nori taikyti diplomatinį požiūrį, sprendžiant bet kokius klausimus su Izraeliu. Ir jis ragino laikytis 1974 metų susitarimo, saugumo susitarimo tarp Sirijos ir Izraelio, arba bent jau atnaujintos jo versijos. Jie dėl to derasi. O Sirijos vyriausybėje, naujoji vyriausybės doktrina, tai ateityje galėtų atvesti prie ilgalaikės taikos. Tačiau problema čia, kaip minėjote, yra Golano aukštumos. Žinote, Izraelis užėmė Golano aukštumas 1967 metais. Ir nuo to laiko Sirija ragina Izraelį pasitraukti iš Golano aukštumų mainais į taiką. Problema ta, kad ne viena Sirijos vyriausybė negali atsisakyti jokių Sirijos teritorijų šiuo pagrindu, kad sudarytų taiką su Izraeliu ar dėl kokių nors kitų priežasčių. Taigi reikia spręsti šią problemą, nes tai yra pagrindinė problema čia. Tai yra pagrindinis klausimas Golano aukštumos. Štai kodėl Sirija ir Izraelis yra karo būsenoje nuo 1967 metų. Tai būtent dėl šios priežasties. Ir Sirijos vyriausybė aiškiai pasakė, kad jei Izraelis bent jau pripažintų šį faktą, jie galėtų iš karto pradėti derybas dėl taikos tarp šių dviejų šalių. Beje, taika yra neišvengiama. Ir dabartinė padėtis, kai tarp Sirijos ir Izraelio nėra nei karo, nei taikos, negali tęstis amžinai. Ir kažkuriuo metu šioms dviem šalims teks susėsti kartu, aptarti visus šios klausimus ir rasti bendrą sprendimą, kuris tenkintų visus. Tiek Izraelio saugumo ir apsaugos, tiek Sirijos teisių į Golano aukštumas atžvilgiu. Kaip manote, kam skirtas šis pranešimas? Duodamas šį interviu Al Jazeera, ar prezidentas Al-Shara kalba vietiniai Sirijos auditorijai, ar jis kreipiasi į izraeliečius, o gal jis kalba Vašingtonui, kuris spaudžia dėl šio saugumo susitarimo? Ne, manau, kad jis visą laiką siuntė žinutes Izraeliui, turiu omeny, kalbant apie Sirijos žmonės. Jie žino, kad viešoji nuomonė Sirijoje yra gana pasirengusi tokiam žingsniui, taikai su Izraeliu. Mes pavargome nuo karų. Niekas nenori karo. Beje, jei būtų užmegzta taika tarp Sirijos ir Izraelio, tai būtų pirmosios arabų šalis, kurios pasirašytų tikrą taikos susitarimą su Izraeliu, kurį palaikytų ir remtų masės. Tai nėra toks taikos susitarimas, kokį anksčiau turėjote su kai kuriomis kaimininėmis šalimis, su vyriausybėmis. Dabar mes turime taiką su žmonėmis, o ne tik su vyriausybė, nes tą taiką palaikytų žmonės. Ir taip, Ahmadas Al-Shara nuo pat pradžių tūkstančių siuntė šią žinutes Izraeliui. Atsisėskime, jei turite kokių nors saugumo rūpesčių, mes esame pasirengę išklausyti. Pastaraisiais mėnesiais, lankydamasis Damaske, kalbėjausi su kai kuriais Sirijos pareigūnais. Visi jie sutiko, kad viską galima išspręsti susėdus ir pasikalbėjus. Jei Izraelis turi kokį nors saugumo rūpesčių, jie gali šios rūpesčius aptarti. Tačiau tuo pačiu metu jie turi atsižvelgti į dabartinę situaciją Sirijoje, kad abi šalis galėtų rasti sprendimą. Toks sprendimas būtų naudingas abiems šalims ir padarytų visus laimingus bei patenkintus. Viltingas žvilgsnis į ateitį. Laimingi ir patenkinti. Įdomu, ar Izraelis ir Sirija galės turėti tokią ateitį. Omar Al-Mukhtaras, labai malonu Jūs matyti su mumis per i24 News. Žinoma, prašom.